Valentis tinktūrų šeima. Geriausiai išmokome iš gamtos. Nepaslaptis, kad šiandien daugelis mūsų patiria stresą. Tačiau svarbiausia jo nesureikšminti. Mūsų konkurso Sulieknėk ir patik sau dalyvė Asta per visą savo gyvenimą patyrė ypač daug streso. Ir šiandien mūsų specialistai bei dalyviai pataria, kaip praeities ir dabarties problemas pakeisti akimirkomis, kurios nesukeltų rizikingų ligų mūsų organizmui. Kasdienis mūsų gyvenimas yra pilnas streso. Spūstys gatvėje, pavėlavimas į darbą, kivirčas su kaimynu. Tačiau tai yra mažos smulkmenos, kurios, laikui bėgant, gali sukelti rimtesnių problemų. Konkurso Sulieknėk ir patik sau dalyvė Asta stresą jaučia visą gyvenimą. Nuo mažų dienų jai artimieji kėlė įtampą dėl jos svorio ir po kiek laiko ji susirgo psichologinėmis ligomis – nervinė bulimija ir anoreksija. Per visą tą laikotarpį jai teko lankytis pas daugelį psichologų, psichoterapeutų ir net gulėti ligoninėje. Tačiau Astos nuomonė, po visų vizitų jos gyvenimas nepagerėdavo. Pagalbą gaudavai, kol esi ten, išleisdavo, pseudo pagerėjimo būsenos ir, aišku, toliau tu turėdavai pats su savim kovoti ir toliau daryti, taip kad tokio ryškaus pagerėjimo tikrai nebūdavo, būdavo šiek tiek remisija. Kaip matome, psichologų ir psichoterapeutų pagalba ne visada padeda. Dažnai žmogui, patiriančiam įtampą, reikia nuoširdaus pokalbio ir patarimų. Šiandien pasaulyje labai populiarėja coachingo metodas, kurio metu žmogus nėra mokomas, tačiau jam padedama suvokti, kaip galima mokytis pačiam. Į Lietuvą atvykęs Styvas Stepanovas yra šios srities specialistas. Jo nuomonė, jeigu pas psichologą lankaisi mėnesius ar net metus, tuomet kažkas yra ne taip. Kovoti su stresu, jis siūlo rinktis kitus metodus. Ta prasme, mes turim išmokti pastoviai kaip ir patikrinti, kaip aš jaučiuosi. Jeigu yra stresas, ta prasme, bet koks diskomfortas, aš turiu visų pirma suvokti, iš kur tai ateina. Baimė dėl pinigų, dėl darbo, dėl rytojaus, dėl to, kad man pasakė kažką įžeidžiančio ir taip toliau, ir taip toliau. Aš turiu suvokti, dėl ko pas mane stresas ir tada įtikinti save, kad aš susitvarkysiu. Aš pakalbėsiu su to žmogum, padėsiu jam suprasti mane arba kad atsirastų tarpusavio supratimas. Dėl darbo aš viską galiu įveikti. Jeigu aš būsiu geroj būsenoj, aš galėsiu pasiekti bet ką. Patirdami įtampą, net nesusimastome, kas vyksta mūsų organizme. Truputį paskausta nugarą, skrandį arba galvą. Tačiau nesuvokime, kokie procesai vyksta viduje. Stresas tiesiog atakuoja mūsų kūną. Neurologas Jokūbas Fišas šiuos procesus įvardina kaip audrą organizme. Skiriasi vieni hormonai, skiriasi neuromediatoriai, tarpininkai centrinės nervų sistemos. Kraujospūdis kyla, širdies darbas dažnėja ir taip toliau ir panašiai. Pagerėja regėjimas, suaktyvėja vidaus sekrecijos liaukų veikla. Žodžiu, stresas tai yra iš tikrųjų, škvalas. Bendraja prasme, stresas yra jūsų kūno sendintojas. Stresą sukelia graužatis, nebaigtų darbų baimė, įvairūs veiksniai, kurių negali kontroliuoti. Keli esminiai gyvenimo įvykiai ar nebaigtų užduočių našta gali tave pasendinti daugiau kaip 32 metais. Taigi, norėdamas išlikti jaunas, pirmiausia turi sumažinti stresą. Sumažinti jį galime aktyviai sportuodami ir laikydamiesi sveikos gyvensenos. Nes, kaip sakoma, ką mes valgome, taip ir jaučiamės. Dietologė docentė Edita Gavelienė sako, kad fizinis krūvis ir tinkama mityba privalo rasti vietą mūsų dienotvarkėje. Taigi būtų tie pagrindiniai produktai, tai yra saikingas saldumynų vartojimas, užmiršau pasakyti vaisius. Vaisiai turėtų būti įtraukiami į racioną irgi kaip fruktozės šaltinis, kaip antioksidantų šaltinis, taip pat įtakos turi streso arba ramybės pojūčio pagilinimui, streso sumažinimui. Minėtas avokadas, riešutai, mažesnis kofeino turinčių gėrimų vartojimas. Tai yra pagrindiniai akcentai. Jeigu žiūrėti detaliau, tai dar smulkmenų rastumėm daugiau. Tačiau iš tikrųjų nesinori
atsisakyti jokių burtų. Burtai čia yra paprasti. Reguliarus valgymo, fizinio krūvio ir poilsio režimas. Matymas, ką valgau, neužmiršimas, kad kramtau. Tai ir bus tas stebuklas, kuris padės įveikti šį sudėtingesnį periodą. Vis dar kalbant apie maisto įtaką, Styvas Stepanovas taip pat mano, kad pagrindinė streso priežastis yra žmogaus neišmanymas ir geriausias būdas viską paaiškinti yra mityba. Nesąmoningas žmogus, neišmanantis, jis stengiasi gauti labai kaloringo maisto, riebaus, saldaus, kad būtų labai stiprus, bet plokšti skoniai. Jisai nežiūri į tai, ką jisai valgo dideliais kąsniais, jisai nesukramto ir tuo metu, kada valgo, jisai dažniausiai žiūri televizorių, arba į kompiuterį, arba žaidžia, arba, žodžiu, absoliutus neišmanimas. Sąmoningas žmogus žiūri į lėkštę, labai išrankus, jisai labai renkasi, ką jisai valgo, tai būna kokybiškas maistas, jisai labai sukramto, jisai jaučia kiekvieną kąsnį burnoje, tas, kuris neišmanantis, jisai stengiasi kuo daugiau primesti į burną. O žmogus sąmoningas, jisai valgo sąmoningai, jisai jaučia skonį. Kalbant apie streso pasekmes, būtina paminėti ligas. Senas pasakymas, kad nervai yra visų ligų priežastis, deja, yra visiškai teisingas. Neurologas Jokūbas Fišas sako, kad dažniausiai žmonės susirga būtent tomis ligomis, kurioms yra jautrūs susirgti. Nuo onkologinių ligų iki kraujotakos sistemos ligų, iki uždegiminių netgi ligų skatinimo. Žodžiu, stresas praktiškai yra visų ligų, neigiamas stresas yra visų ligų tarpininkas. Neurologas siūlo pirmiausia keisti požiūrį į savo gyvenimą, norint sumažinti stresą. Nereikia skubėti pas psichiatrus ar psichologus. Iš pradžių mums gali padėti pokalbis su draugais ar šeimos nariais. Kaip minėjo dietologija ir kaučingo specialistas Styvas Stepanovas, reikėtų kreipti dėmesį ir į tinkamą mitybą bei fizinį aktyvumą. Tik susitvarkius šias problemas, galime tikėtis pirmųjų rezultatų. Grįžtant prie reportažo pradžioje minėtos dalyvės Astos, jos požiūris į problemas po 1-3 valandų susitikimo su Styvu pasikeitė radikaliai. Po Styvo konsultacijos esu pakeitus požiūrį į tas problemas, tai jas paprasčiausiai priimu kitaip. Tai yra gyvenimo akimirkos, tai tikrai nėra problemos. Kai esi tiek patyręs, tiek atlaikęs ir per tiek perėjęs gyvenime, tai tikrai čia smulkmenos, kuriom reikia džiaugtis. Tik, profesoriau, mes dabar apie virškinimo trakto ligas. Visgi dažniausiai tai skrandžio ir žarnų ligos. Iš skrandžio ligų tai dažniausiai reiškia vadinamas refliuksas, atmetimas. Iš skrandžio turinio atmetimas į stemplę. Tai kadangi tai yra vis tiek reguliuojama tos vadinamos vegetacinės nervų sistemos, arba taip paprastai sakius, pilvo nervų sistemos. Gali taip, kaip jūs minėjot, ir opos atsirasti, arba skrandžio erozijos. Kitas dar dalykas yra toks labai paplitęs sindromas, tai dirglios žarnos sindromas. Be abejo, jis yra susijęs su nerimu, su depresija. Bet vis dėlto, jeigu yra suvalgomi dideli maisto kiekiai. Tai pirmiausia, nuo ko reikia pradėti, tai nuo kramtymo. Taip yra sena tokia pamoka, kad daugelis ligų išgydoma kramtant kiekvieną kąsnį 33 kartus. Tai jau iš karto rodo, kad daug nesuvalgysi, kad visos virškinimo liaukos bus pasiruošusios tą maistą suvirškinti. Tai pirmas dalykas. Kitas dalykas, aišku, tas reguliarumas, nes ir kasa, ir skrandžio sultis, jos turi tam tikrą ritmą įsiskyrimą. Ir jeigu taip bėgant kažkur tai kažką užkasti visiškai, tai gali tas maistas pasirodyti kaip pašalinis kūnas. Pirmiausiai labai plinta kepenų suriebėjimas. Ir taip laikoma, kad maždaug 25% suaugusių žmonių turi didesnį ar mažesnį laipsnį kepenų suriebėjimą. Žinoma, jeigu jis yra dar netoli pažengęs, jis ten labai daug kam nors blogo nepadaro, bet jeigu jau yra pažengusi kepenų suriebėjimas, tai ypač, sakysim, net ir maža alkoholio dozė, jinai veikia
5 kartus daugiau negu kad būtų sveikos kepenys. Tai šitą vis tiek visi turi žinoti. Sutrinka virškinimas, kaip sakoma, ir tada bėga į vaistinę, ieško pagalbos ir jūsų nuomonė apie augalinius preparatus. Tai be abejo yra puikiausių žolinių preparatų, kurie ir mes išrašom ir juos propaguojam. Čia jokios problemos nėra. Malonu, kad domisi žmonės vis labiau ir labiau išbaigtai suvirškint suvalgytą maistą. Tai yra problema didžiulė visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje. Ir kad žarnyne maistas pūna, mes skubam valgyti, dideli kąsniai, nespėja fermentai suskaldyti, bakterijos taip pat skaldyti iki amino rūgščių ir tai yra problema. Virškinimo sutrikimai arba dispepsija yra bendrinis terminas, kuriuo apibūdinami tokie simptomai kaip skausmas viršutinėje virškinimo trakto srityje, tai skrandyje, 12-pirštėje žarnoje, skausmas stemplės zonoje, rėmens sėdimas, padidėjęs rūgštingumas, riaugėjimas, rūgšties atpylimas, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Šie simptomai gali periodiškai pasireikšti dėl padidėjusios skrandžio rūgšties gamybos, skrandžio opos, virusinio ar bakterinio susirgimo, pilvo pūtimo, taip pat rimtesnių priežasčių. Virškinimo sutrikimus taip pat gali sukelti įvairūs nuolat vartojami vaistai. Vaistai ir įvairios medžiagos neigiamai veikiantys virškinamąjį traktą, veikiantys skrandį, veikiantys stemplės sfinkterį. Beveik visi vaistai turi neigiamą poveikį skrandžiui. Taip pat rūkymas, aspirinas, riebus maistas, taip pat šokoladas, alkoholis ir be abejo stresai. Mes vaistininkai patarėme, kad pasveikti galima išsiaiškinus simptomų priežastis, koreguojant mitybą. Taip pat patarėme nevartoti kramtomosios gumos, nerūkyti, mažinti kavos, alkoholio vartojimą, mažiau valgyti riebaus, aštraus maisto, saikingai vartoti prieš uždegiminius skausmą malšinančius vaistus. Mes vaistininkai turime įvairiausių priemonių padedančių spręsti virškinimo problemas. Tai valerijonas mažina centrinės nervų sistemos jautrumą, atpalaiduoja lygiuosius raumenis. Pelinas arba kartusis skėtis gerina apetitą, skatina skrandžio sulčių, kasos fermentų ir tulžies gamybą. Pipirmėtė ramina nervus, reguliuoja žarnyno mikrofloros veiklą, todėl mažina vidurių pūtimą. Šunvišnė atpalaiduoja lygiuosius raumenis, slopina padidėjusią virškinamojo trakto liaukų sekreciją. Apie augalus, padedančius sutrikus virškinimui, geriausiai žino fitoterapeutas Juozas Ruolė. Padeda suvirškinti suvalgytą maistą, nes chemoterapijos metu, geriant antibiotikus, prieš uždegiminius vaistus, pavargsta kasa, pavargsta kepenys, kitus darbus dirbdamos ir nepakankamai įskiria fermentų. Nepakankamas kiekis fermentų apvirškint suvalgytą maistą ir bakterijos tada nesupranta ir aplamai bakterijos gavusios neapvirškintą maistą, gerosios lakto ir bifido pabėga, nustumiamos puvimo bakterijų. Reflektoriškai taip pat arba dalyvauja biocheminiuose virškinimo procesuose ir padeda daryti gerus darbus, paruošiant bakterijom mėsą, riebalus, bulves, kopūstus ir taip toliau. Tad tikrai truputį kasą pagerbkit, išleiskit kasą atostogų. Gerbiami žiūrovai, Lietuvoje yra pakankamai kvalifikuotų gydytojų, slaugos specialistų, visuomenės sveikatos specialistų, kurie išmano suvalgyto maisto suvirškinimo taisyklės ir kreipkimės į juos, o ne užsiimkim savigydą. Jau 20 metų, kai mums rūpinti savo sveikatą padeda Medicinos diagnostikos ir gydymo centras įsikūręs Vilniuje, Gripo gatvėje. Didžiausias mūsų sveikatos priešas širdies ir kraujagyslių ligos, kuriomis didžiausias sergamumas Europos Sąjungoje ir vis didėja, dėja jaunėja. Viena priežasčių didžiulės eilės poliklinikose, ligoninėse. Puiku, kad atėję į medicinos centrą per vieną dieną, sudalyvavę širdies ir kraujagyslių sistemos patikrinimo programoje, galime atlikti įvairiausius tyrimus. Kardiologijos centrui vadovauja profesorius Pranas Šerpytis. Prieš savaitę girdėjau, kad profesorius Šerpytis kalbės apie aukšto kraujospūdžio ligą. Nemažai mano pažįstamų serga šią ligą. Norėjau paklausti profesoriaus, kodėl taip svarbu yra apie tai žinoti. Tai yra optimalus arterinis kraujo spaudimas. Taip įprasta mūsų sakyti. Tai kodėl reikia tokio spaudimo? Tai yra, kad vyktų gera mūsų visų pagrindinių organų, mūsų organizmo kraujotaka. Tas kraujas
įstumiamės į aortą ir toliau jis, o kartu su juo deguonis nunešamas į mūsų visus organus, į smegenis, į inkstus, kad galėtų funkcionuoti. Tai yra optimalus spaudimas. O padidintas arterinis kraujo spaudimas, jeigu mes turim daugiau negu 140, tai yra sistolinį spaudimą, ir diastolinis spaudimas daugiau negu 90 mm gyvsidabrio stulpelį. Ir kas yra aukštesnis, tai jau yra padidintas arterinis kraujo spaudimas. Girdėjau, kad kas antras Lietuvoje turi per didelį kraujospūdį. Kaip tai veikia žmonių sveikatą? Nerimaujam dėl to, kad vienas iš pagrindinių yra širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnių. Tie, kurie turi padidintą arterinį kraujo spaudimą, 10 kartų dažniau serga insultu. 6 kartus dažniau serga miokardo infarktų. Dėl to ir nerimaujam, tai vienas iš pagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių. Dauguma puikiai supranta, kad vienos arba kitos priežastys sukelia vieną arba kitą ligą. O kokios priežastys būtent sutrikdo normalų kraujospūdį? O kodėl yra padidėjęs tas arterinis kraujo spaudimas? Mūsų spaudimas priklauso nuo daugelio priežasčių, nuo mūsų kraujo klampumo, nuo mūsų kraujagyslių sienelės, kokia įtampa ir inervacijos, ir sienelės pakitimų. Jeigu vystosi aterosklerozė, mūsų kraujagyslės standėja. Aišku, mūsų yra pagrindinis organas, tai yra endotelis, kraujagyslinis vidinės sluoksnis. Jis keičiasi ir kraujagyslės įtampa. 95% būna tai vadinama pirminė arterinė hipertenzija. O simptominė būna tik keli procentai, kada būna dėl inkstų, dėl endokrinologinių susirgymų ir kiti susirgymai, genetiniai faktoriai. Genetika labai svarbu. Mūsų vėl gyvenimo būdas, rūkoriams, visgi tos kraujagyslės greičiau, alkoholio vartojimas. Toliau visgi lėtinis stresas, tai mūsų kraujagyslės kenčia. Ir arterinis kraujo spaudimas didėja. Ypatingai reikėtų kalbėti tiems, kuriems yra padidintas arterinis kraujo spaudimas ryte. Ryte, kurie turi padidintą, jis turėtų būti visada mažesnis arterinis kraujo spaudimas ryte, pailsėjus, pamiegojus. Reikėtų pamatuoti tą arterinį kraujo spaudimą. Ir jeigu jis yra padidintas arterinis kraujo spaudimas, tai yra didelis rizikos faktorius. Jau supratome, kad aukštas kraujospūdis yra blogai. Bet kaip suprasti, kad jis yra aukštas? Kokie yra šios ligos požymiai? Iš tiesų taip, nebylus žudikas. Kodėl? Reiškia, dalis pacientų ligonė, aš tai nepasakyčiau žmonių, dar jie ne ligonė, jie negalvoja, kad yra ligonis. Jie nejaučia jokių simptomų, jokių negalavimų ir visiškai nesikreipia, nematuoja spaudimo. O pamatuoti arterinį kraujo spaudimą labai lengva. Reikia turėti arterinio kraujo spaudimo matavimo aparatą. Irgi matuojant arterinį kraujo spaudimą reikia visgi atsisėsti, pailsėti, nurimti, tada padėti savo ranką ant stalo, kad būtų ranka maždaug širdies lygiai, uždėti matavimo aparatą ir pamatuoti arterinį kraujo spaudimą. Tai kiekvienoje šeimoje arterinio kraujo spaudimo matavimo aparatas turėtų būti. Kaip termometras yra, taip ir arterinio kraujo spaudimo. Tai reikia matuoti. Ir jeigu matuotumėme, mes rastumėm padidintą arterinį kraujo spaudimą, ypatingai apatinį kraujo spaudimą, kada mūsų kraujagyslės visiškai negali atsipalaiduoti. Tai yra didelis žudikas ir pradinėse arterinės hipertenzijos stadijoje dėl to nieko nejaučia ligonis. Labai dažnai taip atsitinka, kad žmonės, nesuprasdami, kokios galimos komplikacijos,
ne visai rimtai žiūri į savo ligą. Profesoriau, sakykite, kokios galimos aukšto kraujospūdžio komplikacijos? Ir tada, kada jau yra organų taikinių pažeidimai, kada mes turim jau širdies kraujagyslės pažeistas, kada turime pažeistas inkstų kraujagyslės, kada turim smegenų kraujagyslės pažeistas, tada jau žmogus kreipiasi. Tada jam atsiranda ir nerimas, atsiranda galvos skausmai, pakaušio srities skausmai ir vairia kitokia simptomatika, greitas nuovargis gali būti. Kardiologai kartais atsiunčia pacientus radiologiniam tyrimam, atliekami krūtinės ląstos tyrimai, kurių metu mes galim įvertinti širdies, aortos, krūtininės, širdies kraujagyslių, taip pat ir plaučių būklę. Atlikdami radiologinį krūtinės ląstos tyrimą galime matyti sklerozuotą krūtinės aortą, štai matom aterosklerotinę plokštelę. Pritariu kardiologams, kad aukštą kraujospūdį reikia gydyti stropiai, pradėti gydyti laiku ir gydyti stropiai ir nuolat, kad išvengti kitų susirgimų, tokių kaip infarktas, smegenų insultas, kurie sukelia didelę riziką žmogui. Nukenčia visi organai. Reikia tirti ir tyriant mes matom jau pakitimus. Mano mamytė labai rūpinasi savo sveikata ir vaistus vartoja reguliariai, tačiau žinau keletą pažįstamų, kurie ne visada išgeria vaistus reguliariai nuo kraujospūdžio. Sakykite, ko jos rizikuoja? Nėra tokios vienos auksinės tabletės, kuri sureguliuotų viską ir nukristų arterinis kraujo spaudimas. Kartais reikia ir pakeisti darbo režimą, savo poilsio režimas turi būti. Jeigu jau toliau pažengusi arterinė hipertenzija, visgi turi būti pastovus vaistų naudojimas. O arteriniai hipertenzijai Lietuvoje turim gydyti tikrai pakankamai medikamentų. Pasirinkimas yra didelis. Ir galima pasakyti, kad gerai koreguojama arterinė hipertenzija, tik 7% yra nustatyta, kad gerai koreguojama arterinė hipertenzija. Jeigu mes norim pasižiūrėti, kaip tas spaudimas kyla ir kaip paros bėgi, mes turim dabar paros matavimą. Mes galime kelias dienas monitoruoti, yra monitoravimo aparatai, kad mes galim monitoruoti arterinį kraujo spaudimą ir pasižiūrėti, ar vaistas padeda, ar nepadeda, ar kaip yra, kaip nakties metu. Nakties metu turėtų arterinis kraujo spaudimas susinormalizuoti. Ir jeigu nesusinormalizuoja, mes galim keisti gydymą, išdėstyti vaistus. Tai visada reikėtų pasitarti su gydytoju kaip, bet nuo žmogaus labai daug kas priklauso. Mano mama jau daugelį metų turi padidintą arterinį kraujo spaudimą, arti 90 metų, bet jinai kiekvieną dieną matuoja arterinį kraujo spaudimą, bet naudoja pastoviai vaistus. Nes arterinio kraujo spaudimo liga yra liga visam gyvenimui. Bet jeigu mes matom, jau kardiologas ištyrė, matom, kad yra kraujagyslių pakitimai, jau yra pačios širdies pakitimai, matom, kad raumens pakitimai, yra kameros padidintos, tais atvejais visada mes turėtumėm naudoti vaistus. Ypač patiko profesoriaus mintis, kad gera nuotaika, puikus nusiteikimas, šypsena yra geriausias vaistas nuo bet kurių ligų, taip pat ir aukšto kraujospūdžio. Taigi vasara, šypsokimės ir džiaukimės gyvenimu. Naujajame savaitinio žurnalo Ji numeryje rasime įdomių interviu, skanių sveikų patiekalų receptų, naudingų grožio ir sveikatos temų. Rugpjūčio 8 tarptautinė orgazmo diena. Profesorius Gediminas Navaitis apie intymaus gyvenimo kokybės įtaką mūsų sveikatai ir apie gintaro gydomąsias savybes. Šiais laikais širdies lašus vartoja ne tik tai suaugę ar pagyvenę žmonės, bet ir jaunimas. Mes galim tada vartojam tos lašus, kai iš tikrųjų jaučiam, kad turim širdį. Tikrai padeda. Širdies lašai yra spiritinių valerijonų šaknų bei sukažolės tinktūrų ir gudobelės vaisių ekstraktų derinys, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijų gerinimui. Gudobelė, jos vaisių ekstraktas stiprina širdies raumenį, mažina susitraukimų dažnį, tai yra retina pulsą, veikia raminančiai ir šiek tiek mažina kraujospūdį.
Taip pat yra valerijonas, jo veikliosios medžiagos ramina centrinę nervų sistemą. Taip pat yra sukadžolė, ji taip pat ramina nervų sistemą, mažina kraujospūdį, lėtina širdies ritmą. Kai esi gyvas, tu turėsi didelį džiaugsmą prieš eidamas kada nors mirti, jog kažkam tai padėjo išgelbėti gyvybę. Taip, aš pritariu organų donorystei ir manau, kad viskas, kas nereikalinga jums, gali būti reikalinga kitiems. Galima dovanoti iš širdies, galima dovanoti širdį. Mes vaistininkai turime įvairiausių priemonių padedančių spręsti virškinimo problemas. Vienas iš jų yra gastroval geriamieji lašai tirpalas, į kurios sudėtį įeina valerijonų tinktūra, karčiųjų kiečių žolės tinktūra, pipirmėčių lapų tinktūra, standartizuota šunvyšnių lapų tinktūra. Gastroval geriamieji lašai tirpalas tai tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas apetitui bei virškinamojo trakto veiklai gerinti, žarnyno ir tulžies takų spazmams lengvinti bei vidurių pūtimui mažinti. Visus laidoje rodytus preparatus ar maisto papildus reikia vartoti pasitarus su gydytoju ar vaistininku ir įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį.